Sveiki, mano vardas Ryan. Aš gyvenu Juto valstijoje. 2001 metais patyriau mirtį. Ta akimirka buvau nukreistas elektra. Atsimenu labai aiškiai, pajutau, jog kažkas nutiko ir mano galvoje nuskambėjo mintis. Viskas, aš miriau. Keisčiausia, jog pirmoji reakcija buvo ne baimė, o pyktis, kad mirsiu nedidvyriškai. Ne lėktuvo katastrofoje, ne motociklo avarijoje, o kvailiausių būdų, tiesiog dėl savo paties kvailo neatsargumo. Mano kūnas buvo tarsi sustingęs ir tada virš savęs pamačiau šviesą. Ji artėjo prie manęs. Tai buvo pati gražiausia šviesa, kokią kada nors esu matęs. Tačiau ji buvo ne šiaip paprasta ryški šviesa. Tai buvo neįtikėtina. Ji buvo gyva, šilta ir nepaprastai graži. Tai buvo tiesiog nuostabu. Tada pradėjau artėti prie šios šviesos ir tarsi keliavau per ją. Atsidūriau visiškai baltoje erdvėje, tyroje, šviesioje, begalinėje, be jokių detalių. Buvau vienas ir iš karto supratau, jog aš tikrai miręs. Bet buvo labai keista. Vietoje panikos pajutau nenusakomą džiaugsmą, jog aš grįžtu namo, jog grįžtu pas Dievą. Ir tada pasirodė Dievas. Jis buvo prieš mane tarsi už šydo, lyg kažkas permatomo skyrė mus. Ir tada priartėjo prie manęs. Jis buvo neapsakomai didelis, toks didelis, kad neturiu su kuo jo palyginti. Ir jis buvo pati gryniausia ir švariausia šviesa, ir tokia ryški, jog negalėjau įžiūrėti jokių detalių, tik kontūrus. Jis buvo nepaprastai baltas, baltesnis už patį balčiausią, skaidrus, spindintis, tarsi sudarytas tik iš šviesos. O jausmas būti su Dievu, perduoti tai yra pats sunkiausias dalykas, nes bet kokie žodžiai, bet kokios savokos čia skamba per silpnai. Aš gyvenime dariau daug įspūdingų dalykų, šokau su parašiutu, lenktyniavau motociklais, šokinėjau su guma, nardžiau, plaukiojau su rykliais Australijoje, apkeliavau visą pasaulį, bet jeigu sudėtume visas tas patirtis į vieną, jos neprilygtų nei milijonai daliai to, ką reiškia būti su Dievu. Tai buvo pats pilniausias ir teisingiausias, pats tobuliausias jausmas, kokį tik esu patyręs. Toks geidžiamas ir toks nuostabus, kad niekas žemėje tam neprilygsta. Lyg pagaliau viskas atsistotų į savo vietas. Tada Dievas parodė visą mano gyvenimą ir jį išgyvenau vienu metu. Kartais sustodavome ties tam tikrais epizodais ir aš stebėjau, kaip viskas vyko, kaip elgiausi, ką jaučiau ir ką dariau kitiems. Ir mano nuostabai, viskas, ką man Dievas rodė, skaudūs dalykai ar net mano klaidos, buvo pateikta kaip pamokos, kaip puikios galimybės augti ir suprasti. Nebuvo jokio pasmerkimo, nebuvo jokio Dievo teismo, nebuvo jokio tu blogas ar tu nevertas. Viskas buvo persmelkta besąlyginę meilę, džiaugsmu ir net pasididžiavimu. O aš buvau mokytas ir įsitikinęs, jog būsiu teisiamas, nes gyvenau neteisingai ir buvau nepakankamai geras. Bet viso to visiškai nebuvo. Aplink mane buvo tik neįtikėtina meilė. Kai baigėsi mano gyvenimo peržiūra, Dievas paklausė, ar nori grįžti į namus su manimi, ar nori grįžti pas juos. Ir staiga baltas pagrindas po mumis pasikeitė, tapo miglotas, o po to išryškėjo, ir aš apačioje pamačiau savo vaikus, tarsi maždaug už 5 metrų. Buvo taip, lyg žiūrėčiau per langą į žemę. Jie buvo kino teatre. Filmas ką tik buvo pasibaigęs
Jie žaidė su šviesa, delnais darydami šešėlinius šuniukus ant sienos ir juokėsi. Ir viduje pajutau neapsakomą ilgesį. Aš akimirksniu supratau, jiems manęs reikia, mano vaikams reikia tėvo. Tai buvo pats sunkiausias sprendimas mano gyvenime, nes pasirinkimas atrodė ne tarp gero ir blogo, o tarp dviejų be galo brangių dalykų. Palikti Dievą, tą begalinę pilnatvę ir sugrįžti į žemišką skausmą, atsakomybę bei chaosą. Aš pasakiau ne, aš turiu grįžti pas juos, jiems manęs reikia. Ir Dievas atsakė, gerai, aš tave dar pamatysiu. Aš tikėjausi kažkokio švelnaus atsisveikinimo, tarsi palaiminimo, bet viskas įvyko akimirksniu ir staiga aš vėl savo kūne. Sugrįžimas atgal buvo kaip smūgis sunkvežimiu. Vieną akimirką dangiška palaima, grožis, ramybė, kita bam, aš vėl jaučiu elektrą. Ir ji vėl mane kepina, tranko per raumenis, per nervus ir aš net galvoje sušukau. Kodėl Dievas mane grąžino, bet nepatraukė to elektros laido? Kai pagaliau išsivadavau nuo elektros laido, aplinkui staiga viskas aptemo. Keista, bet atrodė, kad elektra mane laikė sąmoningą. Kai ji dingo, aš sukniubau ir nukritau. Po kažkiek laiko atsigavęs, bandžiau suprasti, kas nutiko. Didžiausia pamoka, kurią parsinešiau iš šios patirties ir galėčiau perduoti jums, yra tai, jog labai svarbu išmokti mylėti ir sau atleisti. Mes dažnai esame daug griežtesni sau nei kitiems. Mes atleidžiame vaikams, atleidžiame draugams, partneriams, sutuoktiniams, tačiau sau atleisti nesugebame ir tai tampa našta, kuri mus griauna iš vidaus. Aš supratau, kad jeigu nemoku mylėti savęs besąlygiškai, nemoku besąlygiškai mylėti ir kitų. O jeigu nemoku kitų mylėti besąlygiškai, tuomet ir Dievo meilė mano viduje lieka tik žodžiai. Viskas prasideda nuo mūsų, nuo meilės ir atleidimo sau, nuo suvokimo, kad Dievas myli, kad Jis yra šalia, kad Jis nori ryšio, o ne bausmės. Ir jeigu tai tiesa, tuomet vienintelis logiškas atsakymas – mokytis mylėti save taip, kaip myli Dievas, nepaisant klaidų, nesėkmių ir trūkumų. Kai pradedi taip elgtis su savimi, tada natūraliai pradedi taip elgtis ir su kitais, o kai myli kitus, tu myli Dievą. Man Dievas yra kūrėjas, vienintelė pastovi meilės realybė. Ir aš suprantu, kad kiekvienas žmogus gali skirtingai apibrėžti, kas jam yra Dievas. Kodėl mūsų gyvenime yra tiek daug skausmo, tragedijų ir blogų dalykų? Kodėl vyksta katastrofos, kyla badas ir karai? Mūsų gyvenimas yra apie kontrastą bei supratimą, kas mes esame ir kas mes nesame. Be kontrasto nėra formos, be juodo ant balto nematytume žodžių. Jeigu viskas būtų tik balta, gražu ir meilė, mes neturėtume atskaitos taško. Mes nesuprastume, kas yra meilė, nes niekada nepatirtume jos priešingybės. Kai esi jaunas, tu jaunystės nevertini, tik kai pasensti supranti, ką turėjai. Kai esi sveikas, sveikatą priimi kaip savaime suprantama ir tik susirgęs pajunti, kokia ji brangi. Tas pat ir su šviesa, nes tamsa verčia ją matyti. Todėl, kai ateina sunkumai, aš stengiuosi prisiminti, kuo šviesa ryškesnė, tuo šešėlis gilesnis. Tik problema tame, jog mes linkę žiūrėti į šešėlį, į tai, kas blogai, ir pamirštame tikslą, šviesą, pamirštame kryptį. Todėl stengiuosi sau priminti, visada atsigręžk į šviesą, atsigręžk į mūsų visų šaltinį
ir prisimink, kas tu esi. Esu buvęs tokiame gyvenimo taške, kur viskas sugriuvo, kai buvau net pagalvojęs baigti gyvenimą. Buvau neteisingai kaltinamas, persekiojamas, praradau verslą, praradau žmoną, atrodė, kad iš manęs atimta viskas. Ir kažkaip iš viso to išsinarpliojau. Šiandien gyvenu normalų gyvenimą, už kurį esu labai dėkingas. Ne todėl, kad viskas buvo lengva, o todėl, kad net tamsiausiame etape bandžiau laikytis šviesos. Jeigu ką ir norėčiau, kad jūs prisimintumėte iš mano pasakojimo, būtų tai: pasitikėk savimi, atleisk sau, mylėk save ir kitus besąlygiškai, ir kai atslenka šešėliai, nepamiršk žiūrėti į šviesą.